Sveiki visi žiūrovai, 4 dalis, rytas. Štai visą valandą dirba testas pirmų greičių, kas man buvo truputį neįtikėtina, kadangi pirmų greičių variklis tikrai turėjo perkaist. Jau dabar šitas testas tikrai parodė, kad variklis stabilizavosi temperatūrą iki 72 laipsnių, buvo 73, 74 ir paskui žiūriu, kad 72 liko vis tik tai. Apsistojo ties 72 ir normalus suvartojimas dabar 127 vatai. Šiek tiek vatų pasakysiu, kad daugoka. Vėl pastatome į normalią jo padėtį. Ir tegu jis garuoja čia. Na ką, panašu, temperatūra stabilizavosi. Kvapas kažkoks tai toks nemalonus yra, kaip plastiko kažkokio. Toks, kad nekritinis gal kvapas. Pabandom jį paleisti, pasižiūrėsim dabar ar... O, dar vis kyla, 83 buvo. Pabandom pasileisti. Pažiūrėsim, ar jis sugebės dabar ataušinti. Mums reikia, kad jis dabar ataušintų iki 72 laipsnių. Taip, galia kokia? 134. Na ką, stabdysim, manau, ir tada kitas testas bus jau normaliom namų sąlygom. Štai va, ištraukta šakutėlė ir įkišta va, štai va, žiūrėkit, įkišta uodegėlė, įkišta. Tai va, termometras ten kaip ir buvo savo vietoj. Tai va, taip dabar mes jį ir dedam, į korpusą pažiūrėsim. Su uodegėlė. Plokštę irgi prisitvirtinau, atrodo viskas susijungta čia. Taip, kur mūsų. Čia viskas irgi gerai. Susijungiam, prasitestuosim. Pažiūrim lemputę. O, šviečia. Čia labai nesimato, bet šviečia. Nu ką, jungiam pirmą greitį. Pažiūrim. Antra relė, antras greitis, tada iškart pirmas. Važiuojam. O, štai pirmas greitis. Pučia. O kur jis dėsis? Antras greitis jungiam. Trečias greitis jungiu. Ketvirtas greitis jungiu. Iš tikrųjų, antras greitis geriau aušinamas nei pirmas, tai bus saugiau naudot antrą greitį. Čia irgi darė, nedadarė, montavo virtuvę, tai galėjogi padaryti didesnio diametro vamzdį, kad užsimautų. Dabar ten reikia klijuoti su lipnia juostele. Ir čia realiai tarpas išpūtimo tarp lubų ir gartraukio, tai pakankamai mažas. Bet ventiliatorius nekeičia savo sukimosi greičio. Tai reiškia, oro srautui išeit užtenka. Vienu momentu buvo iki 58 laipsnių. Čia jau nėra gerai.
Ir kad per 3 minutės taip variklis įkaista, čia truputį nenormalu. Bet atsiminkim, kad čia dar neuždaryta niekas. Jis atviras. Tai ką, verdikto negalima dar skelbti šitam varikliui. Reikia viską užsidaryti, išsivesti termometrą. Susirinksiu ir aišku, prieš surinkant išsitraukim viską iš rozečių. Va padariau lygiai taip pat, kaip buvo originaliai pastatyta. Tai va plyšys koks ten. Taip ir buvo, ten išpjauta skylė, bet ten vamzdis ne iki galo. Čia tarpas mažas. A jūs turbūt supratot, kur aš lenkiu. Va, pasižiūrėkit, kas daros. Viskas. Verdiktas variklio aiškus. Stabdom ir viskas. Nieko. Viskas, stop. Dabar žiūrėkim, temperatūra dar daugiau turėtų pakilti, dabar kai sustojo variklis. O siaubas. Viskas, ardom lauk ir vėdinam. Kadangi taip susiklostė, kad saugumas yra aukščiau visko, tai aš tai paėmiau tokį ventiliatorių. Apie 40 eurų. Į tokį ortakį jisai čia puikiai tiks. Ir bus puikiai alternatyva. Juolab, kad čia labai didelio ištraukimo man ir nereikia. Taip pat virš kaitlentės didžiausia temperatūra, kokią galėjau pasiekti, tai buvo 37 laipsniai. Čia 40 apskaičiuotas darbui, 15 vatų. Ir dar kiek čia garantija davė? 3 metai garantija, vokiškas. Aišku, visas brandas tai čia vokiečių, bet patys žinot, kur gamintas. Ir aišku, jeigu pirksi tokį ventiliatorių, tai vat, čia ir tvirtinimas iš karto. Reikėtų atskirai pasiimti, kad va ten galėtumėm prisitvirtinti prie gartraukio korpuso. Taigi susipažinkim su mūsų šachtiniu ventiliatorium. Štai koks jisai yra. Ir kas dar nemoka jo pasijungti, tai čia, matot, laidų jokių nėra. Tai va čia yra toks dangtelis, va čia turėtų išeiti jam laidukas. Tai šitą dangtelį va reikia. Jis net nepriverstas iki galo. Atsisukam varžtelį, nuimam dangtelį. Čia vat atkreipkite dėmesį, va matot, va toks va užrašas yra. Kad atseit ten pliusas, ten minusas. Čia galima pagalvoti, kad reguliuoti greičiam. Bet ne, iš tikrųjų čia į kurią pusę atsisuka, į kurią prisisuka. Čia tiesiog dangtelis. Jokio reguliatoriaus nėra. Čia taip pat asinchroninis varikliukas, mažiukas. Netgi va kaladėlė įstatyta. Tai čia va mes laiduką prie kaladėlės jungiam. Ir čia išsivedam ir viskas. Va, naudosim tą patį laiduką, va, nukirpau jau šitų, nebereikia jau, kur mes gaminam. Dabar pasidarom va tokį, va, tik tai užsilituoju ir viskas. Nu, jau kaladėlės jungimą, taigi patys mokat, kad čia išberodysiu. Va, įjungsim ir prisuksim varšteliais. Išjungiau šildytuvą, dabar nebeuž. Štai, vėjo kryptis parodyta, viskas čia aišku. Ventiliatorius turi pasileisti, aišku, mes jį turim padėti dabar kažkaip ant šono. Va. Ir čia jau matuoklis mano paruoštas. Štai, pažiūrėkim. Dabar jau neturėsim prie ko prisikabinti, nes naujas ventiliatorius. Taip, kiek čia vatų? 15 vatų jisai turi duoti mums. Taip, viskas, jungiam, pažiūrėsim. O, matėt, jokios apgaulės, 14,9. Gerai, ventiliatorius padirbėjo, kiek čia kokį pusę valandos pagal varžtus. Variklis kokių tik tai maksimum 30 laipsnių gali būti. Man knieti vat išsitraukti variklį ir pasižiūrėti. Norit pamatyti, kas per variklis? Nu, pažiūrėt. Nu, visi kartu. Gražiai. Ai, tai čia taip ir atsikelsim.
O, paprastas varikliukas. Nieko ypatingo. Paimta tokia va izoliacija, apsuktas ir įkištas. Čia kad nevibruotų. Ar čia apsauga, ABS plastikas. Apsilitavau galus ir dabar dėsim į kaladėlę. Na tai ką, viską testą atlikom, variklis šaltas, viską išjungiam, einam prie gartraukio, nieko aš nekomentuoju, gartraukio ardymo ir sudėjimo jau procedūrą matėt, tai dabar greitai viską prabėgsim, surinksim ir pabandysim įdėti ventiliatorių šitą. Čia už kadro jau prasigrėžiau skylutes, 4 skylutės pakabai. Va, šitas indeklas statysis į gartraukį, o ventiliatorius va taip užsikabins va. Ir va per tas skylutes praeis varžtai. Dabar reikia čia uždėti porlono juostelę ir užsandarinti. Čia va tokios juostelės pridėtos buvo. Nu taip kažkaip tai. Pabandom. Štai ventiliatorius įstatytas ir dabar skylutės jau ten va, daugmaž atitinka. Va, jau galim. Matot, akis žiūri ten ar nežiūri? Žiūri. O šitos skylutės, žinot kam reikalingos? Čia yra kitas variantas su atbuliniu vožtuvu. Čia va, specialiai. Vienas vožtuvas ir kitas. Kai pučia atsidaro. Bet 10 eurų pigesnis be vožtuvo. Na štai kaip gavosi, pasigrožėkim. Štai, nieks nesiekia. Čia nuo sparnų dar koks atstumas kiekvienos veržlės. Viskas yra gražu čia. Štai, va taip gavosi. Nu, o kuo ne originalas? Čia man panašu į varžtelį ir sraigtelį, ar ne? Man atrodo, kad mes būsim įstatę per galingą ventiliatorių. Liko porloną, tai va sakau, dar užsisandarinsiu čia. Ir dabar jau tiesiai iš apačios į gartraukį. Prisisuksiu. O, kokia skylė. O va štai, pamenat? Nieko neprimena. Pažiūrėkit pirmą, antrą dalį. Originalaus variklio kištukas. O mes jau jį išsiardėm dabar. Va, sukeisim galus, kad startuotų nuo pirmo greičio, va būtent čia. Ir prijungsim va šitos galus, nusilituojam ir susisukam į kaladėlę mūsų ventiliatoriaus. Ir viskas. Kas baltas čia bus mūsų gal 0. Va, įstumkim. Klikt. Va, žiūrėkit. Ir užsifiksavo. Taip, o čia bus fazė. Klik. Štai, fazė. Ir viskas.
Ir štai su nauju ventiliatorium viskas verda kepa. Tai ką, mūsų eksperimentas kaip ir pavyko, o dabar einam atsisveikinsim su mūsų nelaimėliu. Na tai ką, draugai, gartraukis surinktas su nauju ventiliatorium, pažiūrėsim, kiek užteks ištraukimo, kol kas traukia tikrai silpnai. Na, o kai ateis vasara, mes šitą ventiliatorių būtinai ištestuosim iki galo. Dar kartą pabrėžiu, po remonto visada pasidarykit testą. Šitas variklis, kaip matom, įkaito per 3 minutes net iki 100 laipsnių. Tai yra visiškai nenormalu ir visiškai neleistina. Kol ventiliatorius sukosi laisva eiga, niekas jam netrukdė, nebuvo anglies filtro, be to ir patalpos temperatūra buvo žema, buvo viskas gerai. Testą išlaikė, bet kai tik tai jis atsirado gartraukyje, viskas. Testo nebeišlaikė. Na, o jeigu kam prireiks tikslios schemos, tai va jau jinai čia nubraižyta su tiksliu variklio modeliu. Tai va jau dabar tiksli schema prieš jūsų akis ir variklio modelis yra štai čia, jeigu kam nors prireiks. Taigi šitoje vietoje ir norėčiau pabaigti šitą istoriją apie gartraukį. Dabar jūs jau žinote, ką reikia atkreipti dėmesį, taisant tokius variklius. Jeigu greitų metų nesusimatysim, tai linkiu gražių artėjančių švenčių. Na, aš sakau, iki pasimatymo.